visi, tai šiandien labai džiaugiuosi, nes filmuoju tokį rudenišką video ir iš tikrųjų, kai filmavau kambario turą, aš minėjau, kad mielai padaryčiau jums ir savo stalo turą, tai džiaugiuosi, nes šiandien ir yra apie tai video. Taigi, aš jau stoju prie savo stalo ir noriu trumpai pakalbėti iš vis, kaip aš nusprendžiau, kokio stalo aš noriu ir kokia mangi turi būti erdvė, nes kai kalbam apie stalo turą, aš manau, yra labai svarbu paminėti, kad tai yra darbo vieta, kad tai yra ne vien vieta, kur atlieku kažkokius namų darbus, bet taip pat kuriu. Na, žodžiu, tai yra tokia mano darbo erdvė. Tad yra labai svarbu sukurti tinkamą atmosferą, kad galėčiau persijungti į tą tokią nuotaiką, atmosferą, kai aš noriu dirbti, kai aš noriu atlikti, man būtų malonu ilgą laiką praleisti prieš tai šio stalo. Aišku, noriu truputį aprodyti iš toliau, kaip viskas atrodo. Taigi, kas man buvo labai svarbu, kad mano stalas, jisai yra būtent, aš užsisakiau jį, kad man pagamintų tokio, kokio man reikia, mano erdvei, nes aš norėjau, kad jis būtų truputėlį aukštesnis, nes visi kiti stalai, kuriuos aš žiūrėjau parduotuvėse, na, jie man kažkaip buvo tiesiog per žemi. Kitas dalykas, kuris pasikeitė, tai yra mano kėdė. Jinai yra žalia. Ir kas sekate, žiūrite mane ilgesnį laiką, tai jūs matėte, kad aš turiu tokią labai gražią retro stiliaus kėdę, bet laikinai aš turiu štai šią žalę, dėl to, nes, žodžiu, ją reikia pataisyti, truputį atnaujinti, kadangi jinai yra retro kėdė. Tas dalykas, na, šitą kėdę aš turėjau jau gan ilgai, tai iš esmės truputėlį, kaip sakant, ir pakeičiau, nežinau, nuotaiką šito stalo, atmosferą, gal ir visai nieko, ne, yra patogi. Tiesiog pati paprasčiausia kėdė, bet taip dažniausiai vis dėlto yra ta ruda ir būtent kai ją pataisys, tai aš ją ir turėsiu ir jinai toliau bus prie mano darbo stalo. Taigi, jūs kaip matot, aš tai čia turiu ir radiatorių, tai žiemą yra tiesiog tobula, nes yra šilta, gera, malonu sėdėti ir ilgesnį laiką. Aišku, mano darbo stalas dažniausiai yra truputį labiau apkrautas daiktais. Tai yra kaip mano darbo proceso dalykas, kad aš tiesiog labiau viską mėgstu apsikrauti, bet nusprendžiau truputį kažkaip paminimalizuoti, kiek galiu. Matėt per mano kambario turą, bet yra kabanti tokia lentyna, iš esmės vien dekoracijos ir yra toks žolelių kilimėlis ir jis irgi tokia kaip dekoracija, bet man tiesiog tas labai patinka ir iš kitos pusės stalą ne visiškai atskiria tokia kaip baldų ar kažkokių kampų, jis vis tiek yra įtrauktas į mano tą, sakykime, bendrą kambario interjero stilių, dizainą. Štai čia pradėsiu nuo šito kampo, tai aš turiu tokias gėles, aš jas gavau vieną šventę ir, žodžiu, aš nusprendžiau tiesiog į šitą vazą pamerkti ir va, nes čia jau kokią savaitę, dvi tikrai pas mane kambarį. Ir tuomet štai čia yra mano pieštukinė, jau ją tikrai matėt, nežinau jau kiek kambario turiu, bet vienas iš geresnių mano patarimų, jeigu, pavyzdžiui, jūs neturit pieštukinės. Na ir manau, kad kiekvienas turi kažkokį tokį indelį, tarkim, nuo kavos tirpios likusi, tai vat jūs galit neišmesti tą kavos indelį, o jį tiesiog panaudoti kaip pieštukinę. Taip aš ir pasidariau, o kita pieštukinė yra mano rankų darbo, keramikinis darbas. Tai vat man tiesiog yra labai miela ir brangu ir man labai patinka turėti kažką savo ir kažkokią savo darbo detalę taip pat prie savo darbo vietos. Štai čia aš turiu savo bullet journal ir turiu dar vieną užrašinę Čiurlionio. Man labai patinka Čiurlionis, vienas iš mano mėgstamiausių dailininkų. Turiu vėduoklę, vasaros metu aš labai naudoju vėduoklės, kai karšta. Tai, žodžiu, turiu irgi savo po ranka. Rodysiu truputėlį, kas vyksta irgi ant mano palangių. Štai čia yra tiesiog pati paprasčiausia dėžutė, bet aš galvoju tiesiog jie susidėti kažkokias smulkmenas, kad tiesiog neapkraut stalo po to. Tuomet čia man draugas padovanojo štai tokį labai gražų dubenėlį iškratas ir tiesiog jame laikau degtuką ir žiebtuvėlį, kad galėčiau uždegti savo žvakę. Žvakė yra muskuso ir citrinų kvapo, labai patinka, labai skaniai kvepia. Ir, žodžiu, labai džiaugiuosi ir kad radau ir iš tikrųjų netikėtai atradau Rimi. Tai vat, jei kam įdomu, iš kur yra ši žvakė, tai būtent iš Rimi. O čia taip pat anksčiau aš turėjau žvakę, čia yra mano kaip žvakidė. Dar viena, tai aš ją tiesiog turiu štai čia. Vėl dar vienas mano keramikinis darbas, senesnis. Ką, manau, metas jau prisėsti prie mano darbo stalo ir tiesiog jau taip patogiau man bus rodyti jum. Turiu dar kelias mini
figūrėlės. Vieną gavau, štai šią aš gavau per naujuosius metus. Tai va, bet jūs matot, čia yra tokia kaip dėžutė mulgėlis, irgi keramikinis mano darbas. Ir tuomet štai čia yra dar truputėlį sudžiovintų gėlių. Iš kiemo prisiskyniau, sudžiovinau šiais metais, nes jau reikėjo naujos puokštės. Ir tuomet štai čia yra tokie kaip lipnus tokie lapeliai. Bet aš tiesiog parašiau, kad ir kaip sunku bebūtų nepasiduoti, nes artėjau prie savo tikslo. Ir iš tikrųjų pirkau Lenkijoje, galite pasižiūrėti tą haul, jeigu jums yra įdomu. Kadangi turiu 2 katinus, man primena truputį Meusą. Ir aišku, smagu, kad jis taip tiesiog toks stovintis yra. Tai kaip sakant, jis yra patogiau būtent jį pasidėti kažkaip ant stalo, negu nešioti su savim. Taip pat turiu stiklainį su labai nedaug kapsulių. Bet irgi labai praktiškas dalykas, tai tiesiog dėl praktiškumo jisai čia. Turiu dar 2 tokias mini žvakutes ir tuomet yra mano lempa. Žiūrėkit, kas irgi nori būti video. Žodžiu, bet mano lempa jinai yra iš Pigu.lt ir man labai patinka jos stilius dėl to, nes labai gražiai tiesiog su mano pagrindiniu šviestuvu tiesiog susiderina. Tik tai aišku, kad jis yra tamsesnis, bet stilius modelis labai panašus. Tai va, kas man patinka, kad šita lempa, jinai aišku reguliuojasi, tu gali nusistatyti, kad kaip jinai kristų šviestų tą šviesą, žodžiu, ant stalo. Tai va, bet ant pačio kaip šviestuvo šitos dalies pagrindo aš laikau keletą dalykų. Kaip šiandien krenta viskas iš rankų, bet čia yra toks permatomas, nežinau, dalykas, kurį aš padariau per dailę, bet man labai patiko. Tai aš tiesiog laikau štai čia. Taip pat čia yra tokia kaip dėžutė banknotų, tai irgi turiu lipnius ten tokie lapeliai. Tuomet čia labai man padarė mielą bitutę klasiokė. Tai vat, jeigu žiūri, linkėjimai tau. Jinai labai miela, labai branginu ją. Ir žinoma, aš turiu rankų kremą, nes kai dirbu, kažkaip visada pastebiu, kad rankos labai išsausėja ir net dabar jos išsausėjusios. Tai reiks pasitepti rankų kremu. Ir man labai patinka šitas kvapas. Aš jį apibūdinčiau toks pievų, gėlių kvapas, toks labai gyvinantis, primena arbatos kvapą, bet toks turi labai lengvą gėlių aromatą savyt, natų kažkokį. Žinoma, mano stalo visada būna mano telefonas ir puodelis kavos. Na va, o kalbant kasgi mano stalčiuose, tai vėlgi noriu pasakyti, kad makinėlės yra tokios pat, tokios rožės tiesiog nupieštos ir toks auksas, nežinau, jis atrodo pasenęs, sakykime, toks retro. Man tas labai efektas patinka ir labai džiaugiuosi, kad pasirinkau būtent štai tokias rankinėlės. Pirmą stalčių aš suorganizavau taip, kad žodžiu čia būtų mano visokios papildomas priemonės, kažkokie darbai, tai va, turiu popieriaus, aišku, flomasteriai, kažkokie papildomi pieštukai, liniuotės. Na, iš esmės to, ko man galėtų prireikti dar namų darbus, kažkokį kūrybinį darbo projektą. Tai žodžiu, aš žinau, kad į ką aš iškart atsidarau, paimu ir man tas buvo labai svarbu. Manau, yra labai, kai turi savo kažkokią darbo vietą, stalą, sakykime, yra svarbu suorganizuoti būtent savo stalčius, nes man atrodo, kad jie kaip tik labiausiai, taip sakykime, susivelia ir pagal gylį iš esmės 2 ir 3 stalčiai nieko nesiskiria, tik vat pirmesnis truputį mažesnis, tai irgi aišku dėl to aš nusprendžiau čia visas priemonės laikyti. Na, o 2 stalčius tai yra iš esmės mano visokie sąsiuviniai, papildomi sąsiuviniai, visokie vadovėliai, pratybos. Tai čia yra tiesiog mano mokyklinis stalčius, aš jį taip dedikavau ir jo, aš dar suorganizavau, nors aš matau ir žinau, kad jums čia gal atrodo nelabai suorganizuota. Čia būtų tai, kas yra papildomi, ko aš dar nepradėjau naudoti, visokie sąsiuviniai ir taip toliau. Čia plius minus, ką aš jau naudoju visuomet, jau, sakykime, kasdienybėj. Kūrybinis, sakykime, toks stalčius. Aš nusprendžiau jį plius minus taip dedikuoti. Aišku, tai nėra mano, kaip pasakyti, visiškai pilnas stalčius, kur viskas, ką aš turiu, yra štai čia. Čia yra labiau tiesiog, jeigu aš noriu paspalvinti kažką, nes turiu kažkokių tokių visokių knygučių, popieriaus spalvotų. Na, iš esmės, ko reiktų mokyklai labiau. Taigi tiesiog noriu labai pasidžiaugti ir noriu palinkėti kiekvienam iš jūsų atrasti tą kažkokį tinkamą būdą, kaip būti organizuotu, kaip viską susiplanuoti ir tiesiog noriu palinkėti kiekvienam artėti link savo geresnės versijos
ir labai kviečiu pasilikti kartu, jeigu tu pirmą kartą žiūri mano kanalą, užsukai mano kanalą, pirmą kartą pamatėjai mano video, tai labai tikiuosi, kad tu pasiliksi ir kartu galėsime tobulėti link savo geresnės versijos. Tai nekantrauju pasidalinti kitais rudeniškais video. Ačiū, kad žiūrėjai šitą video iki galo, tikiuosi jis tau patiko, jei tai būtinai paspausk like, prenumeruok mano kanalą, kad nepraleisim kitų mano video, na ir susimatysim kitose video. Čiau!